Gerą dieną. Šiandien grįžtam prie E30 projektuko. Pasibandysim pasidaryti visus iššvietimo darbus. Pagrindą jau suvirinau. Šią akimirkai liko nusišveisti siūles, liko susipūsti epoksidinių gruntų, nušveisti metalą, kad korozijos neliktų šaltinio ir judėti tolyn. Ką mes šiandien naudosim? Tai pradžiai turiu šlifavimo mašinėlę su plokščiu pagrindu, kad nuimti tiesiai lygiai visas siūles, visus nelygumus. Paskui pašveisime senus dažus, pašiaušime su 320 švitriniu popierium, kad būtų dažam kur kabintis. Įvairiai mačiau, kaip įsiimti sudėtingas vietas, siauras, nieko gudresnio nesugalvojau, pasiėmiau šį įrenginį. Jisai, jei teisingai suprantu, skirtas graviravimui. Tačiau manau, kad turėtų išimti ir vidinės siūles, matysim, kas gausis. Nusipirkau komplektuką antgalių, aišku, reikėjo man tik tai keletos jų, bet realiai pavieniai antgaliai kainuoja daugiau negu šitas visas komplektas. Tai tik to, sakau, nusipirku, bus kitam kartui, gal kad nors prireiks. Ir kaipgi kėbulo darbai be špakliaus. Tai turiu 2 rūšių špaklių. Vienas yra su stiklo audinio, kitas yra paprastas ir turiu špakliuotės. Nesu špakliuotojas, tekę tik tai statybose špakliuoti su mašininiu špaklium, tačiau asmeniškai prilipo daug labiau metalinės negu plastikinės. Nežinau, kaip kiti kėbulistai daro, ar jaučia skirtumą, ar nejaučia skirtumo, man su metaliniam geriau špakliuojasi. Nusipirkom siūlių hermetiko, nusipirkom epoksidinio grunto. Realiai tai manau, kad jis pasiteisinęs yra. Išpūtęs esu praeitam automobiliui visą kėbulą, įslenkščius vaško pripūtęs ir iki šią akimirkai neišlindo jokia korozija, slenkščiai vis dar keliasi. Manau, jeigu tai pasiteisino, bandom tą patį ir čia daryti. Įvėrinom paprastus skardos gabalus, kadangi remontiniai komplektai baisiai daug kainuoja, o šis automobilis yra 324D, nematau prasmės į dizelį labai didelių pinigų investuoti, noriu pasidaryti automobilį, kuris būtų važiuojantis, gražiai atrodytų ir atliktų savo paskirtį. Kregždę kažkada panašiai vėrinom, tai jau 8 metai praėjo, šią akimirką niekur niekas neišlindo, puikiai eksploatuojama, manau, kad ir šiam automobiliui tą patį pasidarom ir galėsim pasimėgauti E30 išvaizdą. Nesu tik garantuotas dėl tilto tvirtinimo vietų. Iš viršaus žvelgiant per įvairias skyles ir ertmes, mačiau, kad truputėlį paveikta korozijos. Nesinorėtų, kad automobilis bevažiuojant kažkuriuo momentu pamestų savo galinį tiltą. Tai jeigu viskas sklandžiai eis, sekantį kartą bandysim paleisti tiltą žemyn, pažiūrėti, ar reikia sutvirtinti. Jeigu reikia sutvirtinsim, jei nereikia, irgi jau tvirtinsim. Geriau pasirūpinti tuo iš anksto, negu kažkada ateityje vėl besikeikiant ardyti, kad ir save keikti, kad neužsiėmė į laiku to daryti. Pakol kas vaizdas yra iš tikrųjų kraupus. Iš tolo žvelgiant, tai čia net į automobilį nepanašu.
Grįžtam prie 30 temos. Tai buvo įvirinta arka sulipdyta iš gabalų. Mintis buvo ant jos tvarkyti, bet pagalvojom irgi. Realiai visos kėbulo detalės naujos sudėliotos aplinkui ir estetinis vaizdas ganėtinai gražus turėtų būti. Tai šiandien išpjovėm seną arką, įvirinom naują. Vėlgi, kas nesimato, tai formuojamės gabalų iš detalių. Nešvaistom pinigų veltui. Svarbiausia, kad tinkamai atliktų savo funkciją ir niekur dėmė nepapultų. Detalė niekur nejuda. Viskas standžiai stovi, viskas sukabinta. Nusišveis siūlės. Pasitvarkyti truputėlį. Ir greitų metu bus galima prieiti prie špakliavimų. Aišku, pažiūrėjus į visas siūlės baisu visus kampukus pagalvoti, kaip reikės jūs daryti, kaip išpjauti, bet įsivaizduoju, kad reikia pasimti dremelį, tokį mažiuką aparatuką. Su juo turbūt bus lengviau kiekvieną kampuką pasiekti. Bet tų pačių manau, kad jis daug lėčiau viską išimdinės negu kampinis šlifuoklis. Ką nuveikėm bendroj sumoj? Tai susitvarkėm visą saloną. Jau dabar per dugną neturėčiau iškristi, keleivis irgi neturėtų. Susitvirtino vietos diržų. Bagažinė naujai įsivirino. Šiandien kolega ilgai ir nuobodžiai šveitė siūlės. Irgi špaklius nemažai reikės, bet po biškį ir turėtų gautis. Su šitu kampuku nepersistengiam. Realiai pasimatavom formą, įsipjovėm, įvirinom, užtepėm siūlių hermetiko, taip ir paliksim. Aišku, nupūsim kažkokią spalvą, kad taip nebaltuotų. Greičiausiai juoda. Čia viskas irgi į pabaigą. Realiai. Iš kurio momentu pradėsim viską špakliuoti ir šveisti. Šitoj vietoj siūlę bus nesudėtinga nušveisti, nulyginti, nes čia visas paviršius yra puikiai daeinamas, didelė plokštuma, viskas lengva. Tačiau turiu šitą kampą, kuriame truputėlį sudėtingiau. Jūs turbūt klausit, kodėl aš neatsipjovau kažkur ties šitą vietą ir nepadariau siūlės ten. Na, pradžiai tai todėl, kad ten visur išpuvę buvo, neturėjau prie ko virinti, remontinis komplektas parėjo būtent toj vietoj, kur dabar filmuoju, ten sujungimą ir teko daryti. Turiu keletą įrankių pasiėmęs, kuriais, manau, pavyks iššveisti viską. Čia plokštuma irgi ganėtinai nebloga turiu, pavyks gražiai nusiimti. O toliau visur kitur matysim, gal dar daeisim kokią vietą, kur reikės pavirinti. Tačiau jau ne kažikas liko. Čia yra akumuliatoriaus vieta, kurioje statysis. Čia reikia įsišveisti irgi gražiai, kad būtų švarus gražus metalas. Tada supūsim epoksidiniu gruntu. Užsistandarinsim, yra matosi keletas skilučių. Tas skilutes sutvarkysim, užtaisysim. Ir šitoj vietoj turėtų nepasimesti visur. Kur virinta, užtepsim siūlių hermetiku, kad taip akivaizdžiai nesimatytų ir kad nepatektų drėgmės į vidų. Prieš pradedant špakliuoti reikia susitvarkyti vidinę dalį, kadangi aš čia viduje lanksčiau formą gaminau, reikės aptepti siūlių hermetiku. Didelę klaidą padariau, kad apsitepiau hermetiku, o tada pamačiau, kad pjaunu arką ir virinu per naujo. To pasiekoje gavosi, kad suvirinimo metu pradėjo degti nesustengęs hermetikas ir dabar turėsiu jų visą nuvalyti ir per naujo užtepti. Dugnas irgi susitvarkė. Aišku, nėra taip, kaip gamintojo buvo numatyta ir padaryta, tačiau tikrai per jį neiškrisim, galima eksploatuoti. Saugumui tas įtakos tikrai neturi jokios neigiamos. Ir jeigu viskas sklandžiai, galėsim surinkinėti toliau automobilį.
pasiteisino mano graviravimo aparatukas. Realiai tai jo. Per kamerą gal gerai nematyt, bet išsišveitė. Atėmė daug laiko, iš tikrųjų labai daug atėmėm. Čia su šitų visų užtruko apie porą valandų su abiem kampukais. Tai čia turim tokį variantą. Šitoj vietoje irgi išsišveitėm plius minus ok, bet, kaip ir minėjau, laiko daug atima. Galbūt kažkas žino geresnį būdą, kaip tokias vietas prieiti įsišveisti. Lauksiu žinučių, komentarų ir atsakymų. Ką, aparatukas Dremelio pasiteisino. Kažkada tekę buvo naudoti pigesnį variantą. Tai iš tikrųjų nieko nenušvyčiau ir niekas nesigavo tada. Realiai angaliukai vienas po kito laksė, galvoti neužsispausdavo. O dabar su Dremeliuku turim tokį reikalą. Čia buvo šitoj vietoj virinta. Dabar gal labai nesimato, bet ganėtinai gražiai atrodo. Viskas pasislėps. Kampą pagaminau, iš tikrųjų atrodo baisiai, bet irgi šitoj vietoj galėsim paslėpti viską. Visi kantai viskas sueis gražiai. Dar truputėlį pašveisiu ir bus galima pradėti pakliuot. Va, turim galutinį rezultatą. Dabar apsipūsim epoksidu, tepsim špaklių. Šitoj vietoj turėtume daug problemų neturėti. Kantas susilygino, sueina ir čia turėsim susitvarkyti tą truputėlį. Va čia va pašveisiu ir bus lygu. The next day. O, filmuoja. Tai va, grįžom prie Mercedeso. Kodėl su Mercedesu pastrigom? Pirma, nesusitvarkėm vietos SDK, didelė klaida. 2 savaitės skambinėjom žmogui, davai skubink reikalus, davai tvarkyk. Jo teigimu, buvęs savininkas stumia. Klausimas, kiek tiesos, kiek, nežinau. Realiai didžiausia klaida tai iš mūsų pusės, kad pasitikėjom, tas labai daug laiko kainavo, jau momentų galvom, kad tas Mercedesas atgal važiuos. Sekanti klaida, ką padarėm, draudimo popierių normaliai nesusitvarkėm. Tai dabar vargstam, susirašinėjom, bendraujam, kad atsiųstų dokumentus. Su dokumentais pasirodo taip, kad gali įsinti tik tai savininkas, kuris padarė tuo metu eismo įvykį. O mes, kadangi nesam tie žmonės, kurie padarė įvykį, mums nelabai kas nori tuos dokumentus duoti. Kas dabar bus? Pradėjom judinti kėbulo detalės, susipirkom visą garažą krūvą dalių. Jas norim perdėti, ieškojom pagal spalvos kodą. Spalvos kodas pasirodo truputėlį šito automobilio yra retesnis, todėl teko po visur ieškoti, ilgai nuobodžiai susirašinėti, bendrauti, bet pavyko surankioti. Tai buferį paliksim seną, dažysim, šitos dalys eina šviežios, gražios, tvarkingos ir visą kitą eigoje. Dabar lupsim, draskysim. Pastrigom su kapotu, ilgai ir nuobodžiai tik darinėjom. Pirkimo metu atsidarė, šiandien bandėm atšauti, gražių nesigavo. Tai naujus trosus sudėsim ir matysim, kas gausis.
Prinko Mercedeso šoną. Dabar jau gražiau atrodo. Liko nudažyti buferį, sutvarkyti kapotą. Ir reikės aptamsyti galinę fortkę. Sužinko viskas. Ledas.